Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, gyvos pasakos ir vėl su jumis ir mama Pelė. Na, o šį kartą pasaka, apie kągi daugiau, apie katinus ir peles. Seniai, labai seniai gyveno katinas vardu Kasparas. Jis nepaprastai mėgo medžioti kągi peles. Kelios likusios gyvos pelytės nebedrįso išlysti iš savo slėptuvių ir joms ėmė stigti maisto. Vieną dieną katinas iškeliavo reikalų tvarkyti. Ta proga pelės nusprendė susirinkimą sušaukti ir aptarti bei nuspręsti, kaipgi išvengti joms didžiausio jų priešo ir išlikti gyvoms. Kai tik buvo paskelbta susirinkimo pradžia, pelių vadė, sena, didžiulė ir labai protinga pelė pasiūlė kuo greičiau užkabinti Kasparą ant uodegos. Kaip jūs galvojat ką? Ogi varpelį. Esą tilindžiavimas varpelio labai padės. Jos iš karto išgirs, kad katinas eina medžioti, ir galės pasislėpti. Niekas nepateikė geresnio pasiūlymo. Tad visos pelės pritarė senos išmintingos pelių vadės minčiai, kad reikia katinui ant uodegos varpelį užkabinti. Tuomet kilo klausimas, kaipgi užkabinti tą varpelį katinui ant uodegos. Viena pelė pareiškė, aš to nedarysiu, man dar nepasimaišė protas. Kita sumurmėjo, o ne, nieku gyvu, aš to irgi nedarysiu, aš bijau. Pelės ilgai ginčijosi ir kartu sutarė, kad nieko taip ir nesutarė. Visos bijo ir niekas nenori to varpelio katinui ant uodegos užkabinti. Taigi taip, nieko nesutarus, susirinkimas baigėsi, o sprendimas nebuvo priimtas. Todėl pelės iki šiol slapstosi urveliuose, laukdamos tinkamos progos išsmukti ir nepakliūti katinui į nagus. Tiek pasakų šį kartą. Čia buvo gyvos pasakos ir mama Pelė. Iki kito karto. Gyvos pasakos.